Jų eksponuojamos fotografų įamžintos gyvosios gamtos akimirkos neseniai sukėlė gamtosaugininkų pyktį. Plačiau apie tai Henrieta Miliauskienė. F galerija tęsi savo pažadą ir visuomeniai pristato netradicinę parodą. Jos autoriai ūkininkai Irena ir Gediminas Tamulynai iš Marijampolės rajono Nendriškių kaimo. Fotolakštuose jie užfiksavo savo numylėtinius augintinius zuikučius. Nedidelėme vagonėlėje gyvenanti šeima augina apie 40 zuikučių, kuriuos priglaudė tuomet, kai jie sirgo ar buvo sužeisti. Vėliau jų augintiniai dauginosi ir sukūrė didelę mielą šeimyną, kurios išlaikymas ūkininkams kainuoja apie 6 000 kas mėnesį. Kiek jums kainuoja išlaikyti visą šitą gausią šeimyną? Tai 6 000, bet čia turime omeny ir darbas. Zuikeliai ūkininkams labai mėly ir tikina, jog jie tikrai neatsidurs ant kalėdų stalo. Kiekvienas jų Tamulynams mielas ir brangus, todėl jie ir nusprendė įamžinti fotolakštuose. Mes žinom, kad zuikučiai labai trumpai gyvena ir jie išeis, o kai su jais draugauji, jis myli, prižiūrai juos, sužeistus globoji. Visą savo laisvalaikį jiems atiduodi. Kartais ir bemiegės naktis prie sergančių zuikučių. Ypatingai, kai zuikutis serga, jis glaudžiasi prie žmogaus, prie mūsų. Rodos prašo, gelbėkit kaip nors. Ir žinokit, tada norisi jį įamžinti fotografijoje, kad kažkas tai liktų atsiminimuose. Ūkininkų pomėgį skeptiškai vertina jų vaikai ir nežada perimti tokio keisto tėvų ūkio. Tuo tarpu gyvūnų teisės ginančių organizacijos atstovai po vieno televizijos reportažo susidomėjo Tamulyno augintiniais ir atvykę skyrė piniginę baudą, nes laikymo sąlygos netitiko ES keliamų reikalavimų. Į parodos atidarimą susirinkę žiūrovai siūlė ūkininkams, kaip bėdų turguje išpirkti jų bėdą ir surinkti pinigus baudai. Pūko žinioms Henrieta Miliauskienė ir Arvydas Liorančas.